didelio ekrano viską šitą pristatymą rodyti, bet man nėra prasmės, nes nėra labai daug aktualios informacijos, aš geriau viską paminėsiu. Ir nuo ko viskas prasidėjo, tai kaip 2004 metais buvo pradėta rengti eismo reguliavimo galimybių studija Vilniaus mieste. Tuomet buvo nustatyta, kad yra Vilniaus miestui reikalingas poreikis atnaujinti visą šviesoforinį įrangą, eismo organizavimo įrangą Vilniaus mieste. Ir 2006 metais buvo pravestas konkursas, patvirtintas miesto tarybos ir spalio 27 dieną buvo pasirašyta sutartis su konsorciumu, kurį sudaro Urbiko, anksčiau buvo eismas, FIMA, Siemensas ir Knit Baltic. Jie kitaip žinomi Maps.lt svetainės kūrėjai. Sistemos pridavimo perėmimo pažyma buvo išduota 2010 metų lapkričio mėnesį. Ir visa sistema susideda iš eismo valdymo centro, kuriame mes dabar esame. Iš viso buvo įrengta 209 sankryžos, šiuo metu yra 2 demontuotos. Sistema susideda iš šviesoforų jutiklių, šviesoforų valdiklių, vairuotojų informavimo sistemos, šviesančių gatvėje, taip pat internetinė vairuotojų informacinė sistema, eismo stebėjimo kameros,